Įsimečiau dar šiandien į kelionę tokių įdomesnių daiktų, nelabai įprastų. Svarbiausia sužiūrėti Eurolygos finalą. Gerą dieną. Šiandien pas mane akinių režimas, nes gavau į akį. Ne, iš tikrųjų šiaip kažkas užtino akis, tai žodžiu negaliu dėtis kontaktinių lęšių, tai būsiu akiniuota šį kartą. Taigi planas yra užsipilti kuru, apsipirkti kažko skanaus, vandens jau pasipildžiau, viskas suruošta kemperyje ir noriu aplankyti vieną pažintinį taką kokį nors gamtoj ir vieną apžvalgos bokštą. Ir judėsiu į Molėtų pusę. Tai manau, kad apžvalgos bokštas tai tikrai bus kažkur toje pusėje, vis tiek gražesnė vieta ten, ežerai. Tai planas toksai, o kaip gausis, žiūrėsim. Įsimečiau dar šiandien į kelionę tokių įdomesnių daiktų, nelabai įprastų, kas turbūt važiuoja kažkur į gamtą, tokių dalykų tikrai nesideda. Tai manau, turėtų visai įdomus video gautis. Čia šiek tiek tokios intrigos sukeliu. Kad žiūrėtumėt visą video, po 8 minutės video, peržiūrų vidurkis 3 minutės. Kas čia dabar? Pažiūrėkit visą. Gerai, mano pėsčiųjų takas, ne pėsčiųjų, apžvalgos takas prie Žuvinto ežerėlio. Visai nieko toksai čia man prie vietos, galvoju prasuksiu, vis matau, kažkas atvažiuoja iš pažįstamų ir visai gražiai čia vaizdai atrodo. Tik vėjas nemažas, nežinau, ar čia pavyks man mano droniuką pasikelt. Nu, bet žiūrėsim. Padėk Dieve man, bandysim pakelt. Žodžiu, faina vietelė, niekada nebuvau čia buvęs. Liuks toks atvažiuot, pakimarint lengvai. Takas trumpas, bet fainas. Vėjukas neblogas buvo, bet parizikavau, pakėliau droną, bet taip simboliškai laikau, tai kelis kadriukus tik tai parodyti iš aukščiau. O dabar judam link Molėtų, prie Molėtų kažkoks, paskiau gal patikslinsiu apžvalgos aikštelė. Kas čia bokštas? Bokštas turbūt. Žodžiu, eisim biškį palaipot. Varom.
Pit stop. Miškėlį palašinam į akis. Daugiau praušūną gavus. Žodžiu, pagaliau atvažiavau, randuosi Mindūnų apžvalgos bokštas rašo. Jo. Tai aš dar jau nematau, esu miške kažkur šalia čia, bet reikia paeiti kelius šimtus metrų ir duosim vaizdų. Važiuojam. Viskas, bokštas įveiktas. Siubavo biškį viršui, bet viskas tvarkoj, dronas pakeltas, galima bus judėti, kur pamiegoti reikės paskiau. Susirasti vietą, noriu sausainiukų. Viskas, pasiekėm su Kemperevičium savo vietą numatytą. Paprasčiau neįtikėjausi po praeitų kartų. Žodžiu, einam aprodysiu, kur čia aš esu, bet čia kol kas labai patinka. Gerai atrodo. Taigi, Kemperevičių nusimetėm Labanoro girioj kažkur prie ežeriuko. Ir va kokia vietelė. Staliukų yra, galima pastovyklauti. Ir laužą, kur pasikurti. Tikėkime, žmonių neprivažiuos, bet manau, kad neturėtų. Ir kas be ko, į akis pliskina ežeriukas. Visai neblogai, tikrai šį kartą. Šį kartą tikrai neblogai. Gerai, apsižiūrėjau visą vietą. Tai koks planas šiandien? Tai paprastai pačilinti po savaitgalio visų darbų. Tai kažką pasidaryti valgyti prie gazuotų sulčių. Įsikurti viską gražiai. Ir svarbiausia sužiūrėti Eurolygos finalą. Finalų irgi pasiruošta šaldytuve visko. Todėl tokia paprasta dienelė su gražiais vaizdais. Dar jei sudurniuosiu po sulčių, tai gali kokį ežerą iššokti. Bet nežinau. Pem ant pem čia toks. Reik patikrinti lieptuką.
Ne pats tvirčiausias atrodo, bet... Čia. Va. Gerai. Dabar po visos dienos kelionės, kadangi man pilvas gurgia, šium vaikai, kurie nieko nemokat, parodysiu greitą patiekalą, prabangus. Ir kol grįžtat namo va po pamokų, mama dar neparėjus po darbo, norit kažko skanaus, va šitą darot. Ko mums reikia? Imam tortilją, turime sūrio, panevėžio filė, pomidoras, salota iš sodo, tortilija. Viskas, daugiau nieko mums nereikia. Persiplėšiam iki viduriuko, susiskirstom į tokias 4 dalis. Tada pasipjaustom biškį sūrio, porą griežinėlių plonų, nes eis ant keptuvės dar viskas, kad išsilydytų. Ėmam panevėžio filė, čia tai poros griežinėlių. Opa, vienas, opa, antras. Pomidorų atsipjaunam. Šitą suvalgom visada. Reikia išdėstyti. Sūris turi prie kampuko paskiau gautis gale. Gerai. Čia sūris. Mėsos čia per daug. Kas per daug, viską suvalgom štai. Pomidoriukai. Salotėlį. Lankstom. 4 dalis. Į vieną suvariai. Kitą. Opa. Kitą. Gauni trikampuką tokį. Viskas. Gražu, einam prie puodų. Lašelis aliejaus. Nu jau toks lašelis. Opa. Nu, hadaviškai. Va. Dėsim, kad sūris įsilydytų. Gerai, man šitai viskas skaniai atrodo. Aš net nelauksiu, kol įkais gerai tas aliejus. Man svarbu sūris, kad išsilydytų. Viskas metam. Spraksi. Pažiūrim, kaip kepa. Galima perst. Ai. Labai gražu, labai draugiškai viskas. Sūris po truputį lydos. Imu, įsipilu sulčių ir valgau. Ačiū, kad žiūrėjote. Susitiksime sotūs.
O sakykit, kas ką norit, bet Eurolygos finalų net pirmose eilėse ateinuose taip smagiai nestebi, kaip pas mane. Žiūriu dabar krepšinį, šiaip aš nemėgėjęs girtis, bet Eurolygos fantasy žaidimas. 3 metai iš eilės. Čempionas. Net legendinis Erginas Atamanas to nepadarė. Prašau, uždengsiu varžovus, kad jiem nebūtų gėda. Va. BC promilį. 1 vieta, 3 metai iš eilės titulas vėl. Nėra lygių. Gerai, stebim toliau krepšinį. Olis laimėjo. Kitas dalykas. Manęs draugai klausė, sako, tau nebaisu miške būti vienam. Parodysiu aš jums, jeigu pavyks. Nes turiu lempą, kiek pavyks atsukti, tiek pavyks. Nieko nežinau, man tai labai patinka. Na ir ką man palinkėjimas, sako mano draugai Ignas ir Justas. Važiuojam. Linkim gero kelio mano bičiuliui Ignui. Temperevičiui irgi, taip pat, kad tepalai nesusidėvėtų. Gerą rytą. Išmiegauta tobulai po gero krepšinių. Akis nepagerėjus. Nieko, nepasiduosim. Gerai. Pirmas planas ryto – susitvarkyti kemperį viduj. Nes Kemperevičius visas murizonas. Šiek tiek šiukšlynėlis. Viskas, tvarka padaryta visai kitaip. Namučiuose turi būti tvarkinga. Va taip. Gražu žiūrėti. Gerai, dabar apie tuos daiktus, kur minėjau, įdomesnius tokius šiek tiek, kurių prisidėjau. Tai žodžiu, opa. Tikrai nemanau, kad kažkas dar daugiau vežasi į gamtą, kempinant, būgnų komplekto dalių, sakykim. Tai kokia idėja? Idėja, porą gabaliukų tokių išsirinkau. Sakiau, padarysiu draugišką gamtą, tokį trumpą, tylų miško jam sessioną. Tai va, koncertukas bus. Ir turit būtinai man perklausyti viską. O pats komplektas tai toksai hybridinis pas mane, sakysiu, iš perkusijos ir iš būgnų komplekto dalių. Šiek tiek tokį susirinkau. Bet manau, turėtų pavykti. Didesnė bėda, žiūrėsim, ar pavyks įrašyti gražiai. Tai viskas, einam tvertis ir ruoštis koncertui. Jau jei groti, tai groti. Normaliai reikia lazdelę įsidraužti, tiksliau 2. Visai neblogai išėjo. Gerai, turim lazdeles, einam groti. Feeling like it's over before it began. Oh, and feeling
Pamatysit, už 2 metų bus žvaigždė pasaulinė. O antrą tokį judresnį padarysim. Ant tempukų. Tempukas. Važiuojam, kol neišvaikiai, čia dar mūsų. Prisisekit diržus, kalbuvė. Iha! Come again, please. Yeah, the ladies weren't too kind. You've been thunderstruck. 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 Dar laikau. You've been thunderstruck. Reikia pataikyti. Su klaidom, bet su emocija linksma. Viskas, dabar reikia gamtoj šiek tiek pabūti. Padedam kamerą. Einu ant lieptuko pasėdėti. O paskiau susitiksime kulinarijos valandėlėje.
Šiandien Igno kulinarijos valandėlėje turim paprastai, kepsim ant griliuko vėl, turim krevetės. Krevečių iešmeliai, žodžiu, bus. Su paprika, aš viską valgau su paprika. Jaučiu mausiu irgi kartu su krevetėm. Pasiruošiu tokių gabaliukų. Jei matysiu, kad kažkas neeina, tai suvalgysiu vieną. Kaip čia tos krevetukės mūsų. Eiktų kvepia. Labai neblogai čia jūs atrodo. Bandom žiūrėti, kaip čia maut. Ne, paprika čia netiks. Priimam sprendimus, va. Gyvai viską darom. Pamačiau, kad nesižiūri man tą papriką čia ir viskas. Paprieskonuojam. Viskas, turim. Paruoštą, einam, kuriam grilį ir dedam kept. Gražu. Manau, testinė niekur netilps. Kur manau testinė? Mes čia gale kur. Va. Paprikos jau liks, manau, žalias valgyti. Nes jau pusiai suvalgiau, kol laukiu. Bandom apverst, pažiūrėsim, kas čia vyksta. Gerai, mūsų krevetėm užteks. Manau, imam po biškutėlį. Opa. Testuojam, kas gavus. Na šitą vieną. Nesuprantu, kaip man tai pavyksta visą laiką. Puikus krevetės, puikus galiu pasakyti. Vieną iešmelį sukirtau, dar 2 liko, dar vieną, manau, įtalpinsiu, kitas liks pusryčiam. Tai va, šiaip tai su šiuo gardumynu ir baigsis, manau, bendravimas su jum šį kartą. Viskas, pažiūrėkit, paspauskit kokį patiktuką, draugui parodykit ir komentarą parašykit. Ir viskas, susitiksime sekantį kartą.